Sveiki, Nextory News tinklalaidės žiūrovai, mano vardas Živilė ir šiandieną mes pasinersime į visai kitokią dirbtinio intelekto pusę, mes eisime per reguliacijas, per aktus ir kaip ta mūsų visa skaitmeninė dienotvarkė, skaitmeninė agenda atrodo, kas liečia reguliacijas ir inovacijas. Ir šiandieną turiu pašnekovą, advokatą Andrių Iškauską su manimi, kuris turbūt vienas labiausiai nusimanančių AI, GDPR ir visų teisinių aktų specialistas. Ir šiandien jis pasidalins su mumis, tai kas čia su tais aktais vyksta, ko mes galime tikėtis ir ar mums reikia jų bijoti, ar jie kaip tik mums Europoje padeda augti ir inovuoti. Andrius, sveikas atvykęs. Gerą dieną. Gerą dieną. Vis geresnė. Tai galbūt ir galime pradėti, tuomet daug šnekame startuolio ekosistemoje ir pasaulyje apie reglamentus, apribojimus, kad mes nejudame taip greitai, kaip tarkim Amerikos startuoliai, dėl to, kad mus apriboja teisiniai visokie aktai, tai kur pats labiau stovi ir kurioje pusėje? Ar tai, kad ES tas būtent AI reguliavimas yra didesnė našta, ar būtent strateginis pranašumas? Dažnai girdžiu šitą klausimą ir dažnai girdžiu tą tokį nuogąstavimą verslininkų, technologinių kompanijų, kad tiek AI aktas, tiek kitas ES reguliavimas trukdo, stabdo, gadina, yra nereikalingas. Taip, jisai tikrai kelia reikalavimus, bet aš tą matau truputį kitaip. Pirmas dalykas yra, o kur mes norim nueiti? Ar mūsų konkuravimas su Amerika, Kinija, turbūt šitom dviem industriniam valstybėm yra pagrindinis tikslas, ar vis dėlto tikslas yra sukurti gerą produktą, kuris teiktų tvarias paslaugas vartotojui ir per tai leistų užsidirbti. Ir nenori, aš čia turiu sėdėti ant dviejų kėdžių. Iš vienos pusės aš esu patarėjas verslui, iš kitos pusės aš esu vartotojas. Ir aš tengiuosi rasti, dirbdamas, aš tengiuosi rasti balansą ir patarti, kaip surasti balansą, kuris, kad užtikrintų abiejų pusių interesus. Mano galva, tai, ką mes matome ypač Jungtinėse valstijose, nežinau kaip Kinijoje, prisipažinsiu, kad yra per stipriai nulekta, per greitai į priekį, nepagalvojant apie paprastą žmogų, nepagalvojant apie pasekmes, ir patys matome, kokias tai bėdas pradeda kelti. Kokias pagrindinės bėdas jūs dabar jau išvelgiate? Technologinį feodalizmą. Kad vartotojas yra tapęs preke, jo interesas yra paskutinis, jisai dažnai yra neapsaugomas, o kai kuriais atvejais tiesiogiai apgaudinėjimas. Geriausiai tą iliustruoja paskutinis Masko ir ES ar netgi Lenkijos premjero, turbūt Tasko apsižodžiavimas dėl skaitmeninio paslaugų akto. Ar žinote, už ką ES nubaudė X pagal skaitmeninių paslaugų aktą? Ir skyrė 120 milijonų baudą. Priminkite mano. Papasakosiu. Už tai, kad vienas iš pagrindinių, ten buvo daugiau elementų, bet vienas iš pagrindinių už tai, kad X pardavinėja patikrinto vartotojo ženklelį. Tu gali nusipirkti už kažkiek pinigų per mėnesį verifikaciją, kad tavo ženkliukas, mėlynas gražus ženkliukas yra tikrai esi tu. Ir tai neva suteikia tam akauntui, tam vartotojai daugiau patikimumo, daugiau reputacijos, jo labiau tiki vartotojai, kad čia tikrai yra Živilė, o ne kažkoks botas, ne fake accountas. Už tai Živilė turėtų mokėti X-ui už tą verifikaciją kiekvienas. Pasirodo, X-as niekaip neverifikuoja, kad tai yra iš tikrųjų Živilė. Tiesiog bet kas gali nusipirkti verifikacinį ženkliuką ir taip yra daug kartų atsitikę, yra prisipirkta daug verifikacinių ženkliukų su visokių žymybių vardais. Ką tai reiškia vartotojui? Tai reiškia, kad jisai turi lūkestį, kad tas akauntas, kuris turi verifikaciją, tai jau tikrai bus patikrintas. Ypač kai platforma tą teigia, tai šitoj vietoj vartotojams buvo tiesiog paprasčiausiai meluojama. Jiems sukuriamas įspūdis, kad tas akauntas yra verifikuotas, kai to realiai nebuvo. Tai, aš manau, kad niekas nesiginčys, kad taip bukai apgaudinėti, gal nereikėtų. Bet tai yra leidžiama pagal Amerikos teisę. Aš supratau, kad leidžiama. Ir netgi sukėlė pasipiktinimą ne tik Maskui, bet ir ponui Rubio. Ar ne? Taip. Aš nenorėčiau, kad Europoje tai būtų. Aš nenorėčiau gyventi tokioje Europoje, kur taip yra leidžiama daryti. Aha. Tai tokia ta mano pozicija. Tai supratau.
O tai kodėl tuomet mes dabar, ypatingai startuolių kūrėjai, taip kritikuojame dabartinius apribojimus, kad tą inovaciją plėsti ir kartais neprisiemam atsakomybės, o mėgstame visgi truputėlį gal ir ne tik pakritikuoti ir iškelti į viršų apribojimus. Matot, šiaip lietuviui pasiskūsti ir paverkšlenti šiaip yra smagus užsiėmimas. Bet čia šaržas, bet iš tikrųjų aš suprantu, kad taip, bet didesnė problema yra ne tai, kad tie reguliavimai yra nauji, kad jų daugėja. Aš matau didesnę problemą, kad jie nėra pakankamai aiškus. Pirmas dalykas, kad jie per daug aptakus, nežinia, kaip juos reikia realiai taikyti. Ir tai lemia antrą problemą, kad priežiūros institucijos irgi dar ne iki galo žinančios, kaip jas taikyti, per dažnai koncentruojasi į formalius pažeidimus, o ne tuos, kurie gali sukelti realią žalą. Paimkim kaip pavyzdį bendrai duomenų apsaugos reglamentą, su kuriuo jau gyvenam 8 metus, jau tą praktiką šiokią tokią turim. Tai mano galva, priežiūros institucijos turėtų koncentruotis į realią žalą duomenų subjektams, tai yra vartotojams keliančius incidentus, pažeidimus, bet ne į formalius kažkokių tvarkų neturėjimus, kažkokių varnelių nepasižymėjimus. Ir tai tikrai ypač mažam ir vidutiniam verslui, o ypač startuoliams, kelia papildomų iššūkių. Aišku, tai reikia papildomų resursų, tai reikia papildomų pinigų ir ta atitiktis yra nelengva. Kokiais dažniausiai klausimas pas jūs kreipiasi startuolių kūrėjai? Ką daryti, kad nereiktų viso to daryti? Yra kažkoks tai workaround? Yra tas dramblio valgymo po gabaliuką patarimas. Nereikia pulti stačia galva, nereikia tikėtis, kad mes čia dabar atitiksim taip, kaip turėtų atitikti didelės kompanijos. Įsivertinkim pradžioj, ką mūsų produktas jau iš tikrųjų daro ir bandykime įgyvendinti tai, kas minimaliai būtina su minimaliom pastangom ir maksimaliai efektyviai. Ir tai iš tikrųjų pasiteisina. Ir aš matau, kad mano klientai ir kiti startuoliai jau pradeda matyti tą atitiktį kaip pliusą. Nes atitiktis tai yra lygų reputacija. Jeigu tu gali pasakyti savo klientui, kad mes tavo duomenų nepardavinėsime, mes jų į Kiniją tvarkyti nesiūsime ir taip toliau, tai aišku, tai yra geras marketinginis pareiškimas. Ir ne tik Europos vartotojai, bet jau ir kito pasaulio vartotojai pradeda tame matyti vertę, ar ne? O jau kalbant apie asmens duomenų apsaugą, tai europinis GDPR iš viso yra tapęs tokiu aukso standartu. Tai jeigu tu atitinki europinį GDPR, ką, sakykime, lietuviškos įmonės visos privalo atitikti, tai jau tu tą ir Jungtinėse valstijose atitiks, ir Brazilija atitiks, ir Kinija vėl nežinau atitiks. Čia klausimas. Labai gerai prisimenu tos pirmuosius metus su GDPR duomenų apsaugos įvedimu Europoje ir tą momentinę dieną, kai visi turėjo pilnai pereiti ir naudoti duomenis labai atsakingai, bet dabar mes kaip ir einam naujame cikle, ar ne? Dirbtinis intelektas atneša turbūt kartu su technologija ateina labai daug klausimų, tai kaip mes tos duomenis apdorojame, kam jiem nueinam, kam mes kaip vartotojai suteikiame teisę, jais naudotis, tarkim, turim tą patį OpenAI, turime ir iš Kinijos atitikmenų su modeliais, tai kas dabar vyksta su tuo duomenų reglamentu ir ar mums pavyksta jo laikytis? Žinokite, čia yra labai geras pavyzdys, kai jūs paminėtas kinietiškas DeepSeekas, kuris yra technologiškai neva atitinkantis OpenAI's naujausius produktus ir turbūt Google naujausius produktus ir Anthropico, bet iš karto tiek vartotojai, tiek vakarų įmonių savininkai pradėjo kelti gerai, o kaip su duomenim? Tai matot, jau konkurencijoje ir vartotojai argumentuodami, kodėl tu turi rinktis ne DeepSeeką, o OpenAI arba Gemini, ChatGPT arba Gemini, buvo išsitraukta duomenų saugos korta. Tai rodo, kad visi šiaip tai puikiai supranta, kad tai yra svarbus argumentas. Pirkėjui yra svarbus, tiek B2C pirkėjai, tiek to labiau B2B pirkėjai, kad tai yra labai
svarbus argumentas. Ir aš vėl apsisukdamas bandau Lietuvos startuoliams siūlyti tą patį. Ir jūs taip darykit. Jūs panaudokite jūsų atitikti griežtesniems reikalavimams kaip marketinginį pasiūlymą savo pirkėjams. Ir vėlgi tiek B2C pirkėjams, tiek B2B pirkėjams. Nes jeigu pas jūs ateina didžiulis pirkėjas iš verslo sektoriaus ir jūs jam galite pateikti sąrašą, kad jūs jau esate compliant su kažkuo, tai yra tikrai didelis privalumas. Lygiai taip pat ir jeigu jūs savo investuotojams arba būsimiems investuotojams galite pasakyti, žiūrėkit, mano compliance roadmapas yra toksai. Tai yra tikrai didelė papildoma pridėtinė vertė. Ir aš tą matau dirbdamas ir su investuotojais, jie visada iškelia klausimą, o tai kaip čia pas jūsų asmens duomenimis, o kaip su dirbtinio intelekto reguliavimu, o kaip jūs atitinkate skaitmeninių paslaugų aktą. Atitinkam arba netitinkam. Man atrodo, kad mes Europoje jau išsitreniravome tą visą raumenį, kad būti pastabiems, kur tie duomenys eina, kas juos naudoja, kur jie nuteka. Ačiū Dievui. Aš tikrai labai nenorėčiau, kad mano duomenys būtų tvarkomi taip, kaip jie tvarkomi Jungtinėse valstijose. Baisu žiūrėti, kaip yra pardavinėjami pacientų duomenys, ypač jautrus duomenys susijęs su sveikata, netgi su psichinė sveikata. Na, manau, kad Europo revoliucija kiltų, jeigu taip duomenys pradėtų būti naudojami. Turbūt taip ir būtų. O sakykite, yra tas dirbtinio intelekto aktas, ar ne, Europoje su daug skirtingų ten tų pataisų, bet kas mane sudomina, tai yra, kad mes sukategorizuojame kaip įmonės į skirtingas rizikos sistemas. Ne įmonės, mes jų naudojimas AI sistemas sukategorizuojam į skirtingas lentynas. Gal galite plačiau papasakoti, kaip mes tas lentynas sudedame, tas sistemas ir kaip tuomet operuoja, kai esi aukščiausiame rizikos lygmenyje. Taip, tai tos, sakykime, pati aukščiausia, sakykime, yra, ir net už sistemos yra neleidžiamos sistemos, kurios, tai tų jau net ir nekalbėkime, tai tos, kur manipuliuoja pasąmonę, kur ten neetiškos, atidėkime į šoną, jų negalime naudoti. Pasilikime tas, kurias galime ir jos kategorizuojamas į aukštos rizikos, tai jos reguliuojamos, aišku, griežčiausiai. Pradedant nuo to, kad jos turi būti registruotos ES duomenų bazėje, kad turi būti žmogaus priežiūra, kad turi būti dokumentuotos ir taip toliau. Ir aišku, jos yra pačios įdomiausios. Kokios yra aukštos rizikos, ten yra keli pjūviai, bet aš pasakysiu po tokių realybėj sutinkamų pavyzdžių. Tos, kurios, pavyzdžiui, skirtos įdarbinimo procesams. Jau susiduriam Lietuvoje, įdarbinimo bendrovės ar šiaip didelės bendrovės pradeda naudoti dirbtinio intelekto sistemas įdarbinimo procesą. Iš karto aukštos rizikos sistema. Krūva reikalavimų. Tai jeigu jūs ją naudojat arba ją parduodat, tokią sistemą, tai aišku, jūs turėtumėte žiūrėti, kokius reikalavimus. Ir bet koks pirkėjas, jūs esate startupas, parduodate arba tiekite aukštos rizikos AI sistemą, iš jūsų pirkėjas jau pareikalaus krūvos atitikties dokumentų. Antras lygis yra normalaus to lygio vadinasi sistemos, joms reikalavimai yra tikrai paprasti. Ir trečio lygio yra tos rizikos nekeliančios sistemos, tai yra, pavyzdžiui, chatbotas. Jos iš esmės neveikia jūsų kaip vartotojo teisių ir laisvių taip stipriai, kad reikėtų juos reguliuoti. Tai jų reguliacija yra iš tikrųjų nedidelė. Pavyzdžiui, vienas iš reikalavimų, kad būtų perspėta, kad tu kalbi su chatbotu. Žmogus turi būti informuotas, kad tai yra ne žmogus kalba, o dirbtinio intelekto sistema. Ir aš matau, kad mes visai neblogai prisitaikom prie to. Kad realių problemų aš nematau. Tikiu, kad bet kuris verslininkas norėtų, kad būtų dar lengviau. Ir viskas su tuo yra gerai ir suprantama. Bet kad tai būtų kažkoks roadblockeris, tikrai nematau. O kiek esate susidūrę su deepfake visomis iniciatyvomis, gal net nežinau kaip pavadinti, ir kaip aktas juos apriboja? Ar tai jau patenka į tas kategorijas, kur mes negalime naudoti, ar visgi yra tų apėjimų aplinkui? Ne, jų nedraudžia naudoti, jas tik reikia pasakyti, kad čia yra deepfake, gal jau tampa nebe deepfake, jeigu tu pasakai, kad tai yra deepfake. Tada kaip ir praranda esmę. Tiesa, tai va čia dėl tos definicijos galbūt galima būtų tada pasitarti, bet šiaip tai tu turi pasakyti, kad tu manipuliuoji vaizdais arba video, arba garsais, tu turi prisiduoti, kad tai nėra tikra. Tai neprisidavus, tai bus neteisėta. O aš aišku susiduriu, žiūri socialiniuose tinkluose į kokį nors video ir pirmas klausimas, ar čia tikra ar netikra. Tai ir
ką aš pastebėjau, kad mano pirma reakcija, kad čia netikra, nebent aš įsitikinsiu, kad tikra. Netvirkščiai, kad čia tikra, nebent aš įsitikinsiu. Taip, jau mano pirma reakcija yra ta, kad čia netikra, nebent iš patikimo šaltinio, nebent nelabai čia įtikėtina, kad kažkas nors tokį darytų. Taip. Bet va, tas va, jau mąstymo virsmas jau pas mane yra įvykęs. Kaip pas kitus vartotojus nežinau, bet aš manau, kad mes irgi tuoj būsim labiau norėsim suklysti į atsargumo pusę, o ne į klaidos pusę. Man atrodo, kad kai vieną kartą jau pagauni save, kad dirbtinis intelektas tave apgavo, antrą kartą jau trečią, jau tada pradedi kvestionuoti. Man šiandieną, vakar taip ir nutiko, pamačius video medžiagą su kažkokiu meškiuku, susidraugavęs su kitu gyvūnu, žodžiu, ir aš jau, ne, kad taip, gal gamta taip nutiko, man iš karto, taip gal negali būti. Ir buvo tikra? Nežinau, nepasigilinau, nesupratau, kaip ir galėtų būti tikra, gal pusė tikra, pusė netikra, bet ką aš pastebėjau būtent, pavyzdžiui, mados pasaulyje yra labai populiaru dabar turėti dirbtinio intelekto sukurtus modelius, ar ne? Tai tarkim, Levi's ir kiti dideli prekių ženklai buvo nubausti prieš porą metų berods, kadangi jie naudoja dirbtinio intelekto modelius, neperspėjo vartotojų ir jie tiesiog parašė berods šaukimą į teismą ir jie kaip ir buvo toks bauda. Tai čia labai geras pavyzdys, kad imkit ir naudokit, tik pasakykit. Kodėl reikia pasakyti? Na, kad vartotojai neapsigautų. Tai man atrodo, kad toks reguliavimas yra protingas ir pagrįstas ir tikrai neperteklinis. O kaip advokatas, tarkim, mes daug dabar kalbame apie dirbtinį intelektą ir įmonės jie bando visur naudoti, net galbūt kur nereikia. Ar susidurėte su klausimais, kur pasikviečia jūs didelės organizacijos, enterprise'ai ir jūs padedate peržiūrėti, kaip jie gali integruoti saugiai? Taip, tai yra vienas iš mano specializacijos ir darbų ir labai skirtingos organizacijos. Vienos, kurios naudoja trečiųjų šalių produktus, tuos, sakykime, dabar populiariuosius LLM'us. Yra įmonių, kurios kuria, integruoja sistemas, jiems reikia kitokios pagalbos ir kitokio paaiškinimo, kaip jie tai gali daryti teisėtai, kaip jie turi klientui pateikti visą tai, kaip aptarnauti. Tai taip, iš tikrųjų, aš matau, kad dirbtinis intelektas dirbtinio intelekto sistemos per paskutinius metus, tai realiai metus, visur yra. Arba naudoja ir tada klausia patarimo, kaip teisėtai naudoti, arba jau ir integruoja, perparduoda ir tada klausia, kaip tai daryti galima teisėtai. Dažnai susidurėte su darbuotojais naudojančiais ne pagal organizacijos taisyklės ar sutarimus modelius? Visada. Kad aš matau, kad tai yra, šia prasme, tai yra toks pat įrankis kaip internetas. Jeigu tu drausi naudoti, greičiausiai vis tiek naudos, tik tu darbdaviai nežinosi, tu nekontroliuosi ir nuo to turbūt niekam geriau nebus. Bet jeigu tu protingą nustatai tvarką, duodi įrankius, tai galbūt šitas kelias būtų optimalus. Kaip tai keičia, Andriau, ir jūsų darbą kaip advokato, daugybė teisės reglamentų, reikalavimų, ruošinių, kaip jisai palengvina ir kaip jūs kur yra ta riba, kai jūs turite kažkur ir atskirti? Labai keičia, iš tikrųjų, tai, aš pats savo darbe naudoju pagrindę 2 tikslams. Ir, kaip suprantu, dauguma advokatų panašiai. Tai pirmas tikslas yra analizai kažkokių duomenų ir kūrybai, rašymai. Ne? Tai analizai veikia prasčiau, nes daugiau haliucinacijų, ypač su lietuvių kalba dar yra trūkumų, gal ir ta duomenų, kuriais apmokyti varikliai, masė nėra tokia didelė, tai ten to patikrinimo, perpatikrinimo reikia daug daugiau, nes ten klaidų surandu tikrindamas daug, sakykim taip. Kita pusė, kur yra rašymo pusė, gerbiamas ChatGPT, parašyk sutarties nuostato, kurioje apribotų tiekėjo atsakomybę 12 mėnesių suma, puikiai parašo. Parašo geriau, negu aš parašyčiau. Taip, bet tada vis tiek tu turi žinot, ko tu jo nori paklausti, kokią užduotį suformuluoti. Tai yra kasdienis įrankis. Tai žodžiu, jisai padeda galbūt pagreitinti ir procesus ir apriepti didesnę duomenų bazę, ne? Ko dar nepadaro, jis tau nepasako, ką reikia padaryti. Jis tau padarys, kai tu jam duosi konkrečią instrukciją. Tai čia
tikiuosi, kad dėl to ir teisininkų luomas ir išsilaikys dirbtinio intelekto revoliucijoje, nes ką padaryti vis tiek reikia nuspręsti. Taip. Kalbant apie sprendimus, tai vis tiek dažnai turime ir tų vadinamųjų pilkųjų zonų, ar ne? Tiek reguliacijose, tiek verslų kūrime, kokiamis pilkosiomis zonomis dabar jūs susidurėte, kai dirbate su įmonėmis? Jau trumpai užsiminiau, kad didelę problemą kelia tai, kad naujieji ES teisės aktai yra pakankamai abstraktus. Jie dažnai remiasi būsimais išaiškinimais, būsimais poįstatyminiais dokumentais, kurių dar kartais net neegzistuoja. Na, pavyzdys. Nepacituosiu, bet, sakykime, dirbtinio intelekto aktas sako, kad didelės rizikos sistemų diegėjas turi užtikrinti tinkamą apsaugą. Ir ką čia konkrečiai reiškia ta tinkama apsauga? Ir kol išaiškinimo nėra, kol teismų praktikos dar nėra, egzistuoja rizika, kad skirtingų valstybių reguliatoriai tai interpretuos labai skirtingai ir tai sudaro didelę naštą ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tas neapibrėžtumas. Tokios problemos mes jau beveik nebeturim su asmens duomenų apsauga. Kodėl? Todėl, kad mes jau turim 7 metų patirtį. Tai aš tikiu, kad ir su dirbtinio intelekto aktu, ir su duomenų naujojų aktu, visiškai naujas, nelabai aiškus dokumentas, mes tiesiog išmoksim. Dabar jisai toks atrodo baisus, nes mes jo nelabai pažįstam. O vertinant dabar, jeigu dirbtinio intelekto startuolį, ne, kokie dažniausiai būna tai vadinamieji red flagai, kai jau įmonė pradeda funkcionuoti ir veikti? Ar tai yra labiau kažkoks misalignmentas, neveikimas pagal akto principus ir reglamentus, ar kažką kitko pastebit? Visi techniniai startuoliai turi tą patį gyvenimo ciklą. Dauguma, gerai. Kad štai mes sugalvojom idėją, štai mes padarėm kažkokį MVP, paleidom, ačiū Dievui, jau kažkam pardavėm, prasidėjo ateiti kažkokios pajamas ir tada mes pradėjom rūpintis daug ko. Nuo darbo sutarčių iki dirbtinio intelekto reguliavimo klausimų. Kartais tai būna per vėlu. Ne per vėlu, bet tiesiog tuo metu tai padaryti būna sudėtinga ir brangu. Ypač brangu, ar ne? Pavyzdžiui, tau jau gali būti sunku pakeisti įmonės struktūrą, nes jau taip susiklostė. Gal tu jau dabar nesusitarsi su kažkokiais savo developeriais, nes jie jau dabar supranta, kad ateina pajamos. Tai tie namų darbai, jeigu būtų buvę padaryti prieš tai būtų pigiau. Tikrai pigiau ir tenka spręsti, ieškoti kūrybinių sprendimų, kaip tai išspręsti jau po to, kai jau košės yra prisivirta. Išsprendžiama, bet brangu. Aš jūsų varikliukas, spręsti problemas. Taip, bet aš žinokit, aš nemanau, kad čia bus kitaip, nes tikėtis, kad ypač smulkus verslas, jaunas verslas pradėtų ne nuo idėjos ir jos ten pabandymo, o nuo kažkokių reguliacinių dalykų, taip nebus. Bet aš tiesiog siūlau jiems pabandyti į tą savo roadmapą įsirašyti, kad važiuokit, va šitoj vietoj mes turim susitvarkyti minimum tai. Va šitoj vietoj jau turim būti susitvarkę tai. Prieš tai, kai mes eisim į kažkokį pre-seed investiciją ar kažką, jau turi būti, nes kai ateis investuotojas, arba jisai jau pareikalaus kažko, jeigu neturėsi, galbūt kaina bus mažesnė, ar ne, investicija bus prastesnėm sąlygom. Arba tu tada išleisi daugiau pinigų tame etape. Tai, sakykime, planavimas yra geras patarimas, netikiu, kad jau kas nors laikysis. Manau, kad kuo dažniau išgirsime, matome pavyzdžių, kartais ir pasilaikome, bet tiesa, kai kuri tu tą naują įmonę idėją, tu eini testuoji, žiūri, koks tas trekšinas, koks susidomėjimas ir tuomet jau pagalvoji apie kitas detalės. Aš turiu nemažai pažįstamų ir klientų, kurie kažkokį verslą kūrė ne pirmą kartą. Tai va, 3, 4 kartais yra tas technologinis startupas. Tai va, jie jau yra pasimokę, jie puikiai žino, kada nepaskubėti į priekį, jie jau nebebijo, nes turiu pripažinti, kad mano klano atstovai, teisininkai, advokatai, naudoja labai paprastą pardaviminę taktiką. Man gėda dėl to, bet taip yra gąsdinimo taktika. Ir paprastai gąsdinimo baudomis taktika. Jeigu jūs atsimintumėt, kas vyko 18 metais, tai
kai mes laukiam, kol įsigalios BDRas, tai buvo gąsdinama bauda iki 2 milijonų eurų. Niekada Lietuvoje nebuvo ir nebus pritaikyta bauda 2 milijonų eurų. Mano galva, jeigu teisingai atsimenu, didžiausia yra apie 300 000, dabar bijau biškį suklysti, bet kažkas tokio. Tai didelė bauda, be jokios abejonės, bet ta gąsdinimo taktika yra lengva parduoti paslaugas teisininko, nes žiūrėk, jeigu tu nepirksi mano paslaugų, tai tavęs laukia 2 milijonų bauda. Bet aš manau, kad taip yra nesąžininga ir ne į tai turėtų būti akcentuojamas dėmesys. Tai vat dėl to ir šiandien startuoliams patariu žiūrėti tai blaiviai, nepasimauti, neišsigąsti baudų to baubo, bet žiūrėti, sakau, kokioj roadmapo vietoj aš turiu turėti minimum tą, jau tada antras žingsnis aną. Tai žinot, aš dar kaip analogiją visiems sakau, na pavyzdžiui, kai tu atidarinėjai kavinę, restoraną, na tau turbūt nekyla klausimų dėl kažkokių higienos ir veterinarijos saugumo taisyklių, ar ne? Tai čia irgi taip pat. Tasme, kad tai yra tas higieninis minimumas, kurį tu turi žinot. Tol, kol tu nepardavinėjai visam pasauliui, gal tau nereikia rūpintis kažkokiais perdėtais reikalavimais, bet ateis tas laikas, būk pasiruošęs. Kokį pirmą dalyką turėtų investuotojai pasižiūrėti prieš darydami investiciją į startuolį? Oi, tai jie tikrai geriau žino, į ką jie turi pažiūrėti iš tos mano teisinės pusės. Tai net ne reguliaciniai dalykai. Aišku, tai pirmiausias turbūt yra santykiai tarp founderių. Tarsi, kad ar tai jie yra kažkaip sureguliuoti, ar jie kažkaip yra aprašyti, ar yra kažkokios sutartys su tais ankstyvaisiais kūrėjais. Čia kyla daug problemų, kai na, pavyzdžiui, jūsų ankstyvą interneto puslapį nupaišė kažkoks dizaineris ir jis nežinia kur dabar, nežinia ką su to daryti. Ir tada žmonės kartais pasidaro godus ir sako, aha, jeigu čia jau prisitraukia investiciją 500 000, tai ir man atitinkamai sumokėk pinigų. Ką anksčiau tu gal būtum pasidaręs daug pigiau. Tai kalbant apie investuotojus, tai turbūt pirmas teisinis dalykas tai yra pasižiūrėti santykius tarp founderių. Labai geras patarimas, o kalbant apie, paminėjote apie intelektinę nuosavybę, apie kažką sukurtą turbūt svetainę, tai buvo visai nemažai bangų apie tiek IP, apie pernaudojimo turinį internete su tiek ChatGPT, tiek Gemini be jokių autoriaus patvirtinimo ir taip toliau ir panašiai. Kaip tie visi aktai dabartiniai apsaugo turinio kūrėjus ir intelektinę nuosavybę? Ar neapsaugo, ar tai yra labai toksai? Vėlgi mes turime du pasaulius. Taip. Europą ir Ameriką. Ir kitą visą pasaulį. Nežinau, vėlgi, kaip ten kitam pasaulyje, čia galbūt nelabai aktualu darosi jau. Tai Europoje situacija yra daugiau mažiau aiški. Tuo tarpu Jungtinėse valstijose mes dar turim ilgą teismo bylų maratoną. Šiaip, iš tikrųjų, jeigu mes žiūrėtumėm, kuo skiriasi Europą nuo Jungtinių valstijų, tai Jungtinių valstijų verslo rizika daug labiau yra perkelta į vėlesnį laikotarpį. Čia yra senas pokštas, kad kuo skiriasi JAV startuolis nuo europinio startuolio. Tai europinis startuolis sugalvoja verslo idėją, pasitarė su konsultantais, jie jam pasako visas rizikas, ir startuolis nusprendžia, kad rizikų per daug verslo nedarysiu. JAV startuolis pradeda viską daro ir po to, ar jeigu jam pasiseka verslas, tai jisai moka labai daug teisininkam, kad jį iškapstytų iš visos tos košės, kurios prisivėlė. O jeigu nepasiseka, tai niekam nebeįdomu tas dalykas pasidaro. Tai tokios yra ir iš tikrųjų tai yra labai gera iliustracija. Tai startupai JAV tą riziką yra perkelę į vėlesnį laikotarpį. Kad aš geriau tada jau mokėsiu teisininkam, kad jie mane kapstytų. Tikrai visiškai kitoks verslo vystymo modelis ir tas pats mindsetas vadinamasis, ar ne, filosofija. Ir aš tikrai matau, kad ir lietuviški startuoliai, labai adoruoja tą JAV modelį. Tiesa, turbūt kažkur yra per vidurį ir nuo ko aš pradėjau, dar vėl pasikartosiu, kad pabandykit išnaudoti tą atitikti kaip feature, ar ne, kad tai yra jūsų jūsų paslaugos arba jūsų produkto stiprioji savybė.
Ir tikrai yra daug sričių, kur saugumas, vartotojų apsauga yra labai geri pardavimo tie ne kanalai, selling point. Kampai pardavimo, taip. Taip, o kas patys dabar, Andriau, labiausiai džiugina ir įkvepia, kas liečia technologijas, dirbtinį intelektą ir tokią artimiausią ateitį? Negalime nuspėti 5 metų, nes nežinom, kas bus rytoj, bet... Na, aišku, dirbtinis intelektas dabar yra ta tema, apie ką visi kalba ir taip, kaip jisai vystosi, man kaip vartotojui, ne kaip profesionalui teisininkui, tai yra iš tikrųjų labai įdomu. Aš nuo jaunų dienų technologijom domiuosi visais kampais ir man tikrai žavu, kad aš per savo gyvenimą išgyvenu 2 technologinės revoliucijas. Tai yra interneto revoliucija, nes aš dar suspėjau pagyventi be interneto, dar sąmoningą gyvenimą gyvenau, po to embracinau internetą, o dabar antroji revoliucija yra dirbtinis intelektas. Tai yra tikrai labai įdomus metas gyventi, jeigu tu domiesi technologijomis, o jeigu tu dar domiesi jų reguliavimu, tai dar įdomiau tada pasidaro, nes mesgi savo laiku praėjom interneto sukeltus teisinius iššūkius, bet praėjom lygiai taip pat mes praeisime dirbtinio intelekto. Žinot, čia vėlgi, kiekvienoj revoliucijoje, ypač susijusiams su naujom technologijom, iškyla labai daug tokių Armagedono šauklių. Tai kai atsirado radijas, tai jisai ten nužudys, nežinau ką nužudė, televizija nužudė radiją, videokasetės turėjo užmušti filmus, ar ne, kompaktiniai diskai turėjo plokšteles išnaikinti, internetas viską turėjo sugriauti, bet kaip matome, ne. Ir, sakykime, ir ta reguliacinė sistema ir teisinė sistema vėluodama, bet pasiveja ir prisitaiko. Aš tikiu, kad lygiai taip pat bus ir su dirbtiniu intelektu. Gal sunkiau, gal daugiau reikės tų pasikeitimų, gal reikės ne tik teisinių, bet ir to mąstymo paradigmos pasikeitimo, bet aš manau, kad po 10 metų mes žiūrėsim atgal ir sakysim, ko mes čia bijojom, kas čia atsitiko, viskas aišku. Aha, dar man kaip tik beklausant jūsų, mes čia taip gražiai išdėliojame, kad čia gerai tie visi aktai, kad mes Europoje esame saugesni su duomenimis ir kad Amerikoje Wild West vyksta. Tačiau technologijas, inovacijas labai dažnai laimi tas, kas pirmesnis. Ir ką kaip tik apžvelgėme, kad Amerikoje pirmą daro. Jeigu pasiseka, tada išsiaiškinsime visus likusias detalės, ypatingai teisinės. O Europoje mes truputėlį atsimušame tas lubas. Ir tai vienas, vėl grįžtant prie to paties, kad dėl to labai dažnai visi mokslininkai, kurie dirba prie kalbos modelių, dėl to truputėlį ir būna, kad nepatenkinti yra, ar ne? O nebus taip, kad mes tada Europoje tiesiog užmigsim ant to lėto tempo. Žinot, aš būčiau labai laimingas būdamas toks saugus ir tvarus antras. Man nereikia būti pirmam, kuris eina, prasidaužia galvą ir ir dar kitiems visiems žalos dėl to pridaro. Puikiai galim būti followeriai, kurie tai daro patikrintų būdų, kurie tai daro paisydami savo gyventojų interesų. Tai yra vertybinis iš esmės klausimas, bet aš nenorėčiau to inovacijų, technologijų ir verslo plėtros laikyti vieninteliu gėriu arba vieninteliu tikslu, kurio reikia siekti. Ir sakau, aš nenorėčiau gyventi tokioje visuomenėje, kokia dabar yra Jungtinės valstijos. Kad kiekvienas ir sąmoningai apžiūrėtų tas skirtingas pozityves prizmes. Aš manau, kad dauguma vartotojų tą tikrai supranta, bet kartais sunkiau matyti bendrą paveikslą, kai tu koncentruojasi į savo konkrečią sritį ir sakai, kad žiūrėkit, man dabar ES reguliavimas neleidžia daryti kažko konkretaus, ar ne? Bet, sakykime, amerikiečiam leidžia, man sunku konkuruoti, man sunku parduoti savo produktą su jais konkuruojant, bet jeigu truputį atsitrauki nuo savo kasdienių problemų, turi pripažinti, kad ta žmogaus vartotojo apsaugos sistema, kuri turi savo kainą, yra priimtina ir pateisina.
O dar prieš prasidedant pokalbį paminėjote ten 200 aktų, ar ne, kad 200 dokumentų, kurie priklauso tam AI reguliacijos aktui, ar ne? Digital agenda. Ne, Digital ne agenda. 200, aš skaičiavau apie 30 kažkelis. Ir čia yra toks juokas, Čia kad jau sumaišiau net, nu. yra tikrai toks baisus technologijų teisininko sapnas, kad tu ateisi pirmadienį į darbą ir būsi praleidęs kažkokį naują aktą, kurį ES ką tik iškepė ir pametėjo. Nu, tai čia toksai dabar turbūt pats šviežiausias, kuris netikėtas, mažai kam girdėtas, buvo tas vadinamas duomenų aktas. Ne duomenų apsaugos, ne asmens duomenų, dar yra atskiras duomenų aktas, kuris reguliuoja teisę pernaudoti duomenis, kurie yra IoT įrenginiuose. Šiaip tai visai įdomus teisės aktas, bet jis toks buvo nelabai suprastas, nelabai gerai iškomunikuotas ir dar labai naujas. Tai gerai, 30 aktų, ne 200. Užtenka 30. Užtenka 30, o tai kaip nepasimesti tarp jų ir kaip būti, kaip sakoma, head of the game ir sekti? Dramblį valgyti po gabaliuką, ta prasme, kad tikrai žinoti, ką tavo produktas turi atitikti. Tikrai ne kiekvienam produktui reikia paisyti visų ten 30 kažkelių teisės aktų. Tau greičiausiai bus taikomi 5. Ir tai yra tikrai suvokiamas skaičius. Tik 5. Tai va, ir iš tų 5 tu atitikti reikalavimų turėsi iš vieno 2, iš kito 1 galbūt. Kitoj stadijoje tavo plėtros ir tavo produkto vystymas dar gal kažkas ateis, susiplanuok. O dabar, Andriau, norėčiau paklausti jūsų klausimą, kadangi esate tikrai susipažinę su skirtingomis reguliacijomis, dirbtinio intelekto aktais, kokių socialinių tinklų vengite? Ar yra kažkurie, kur žinote per daug ir tiesiog vengite? Ne dėl to, aš pats esu nespėjęs iššokti į TikToko traukinį, jau už turbūt per senas, taip, o visi kiti daugiau mažiau tie populiarieji neišvengti. Bet taip mane kaip vartotoją nervina, taip kaip jie nepaiso mūsų privatumo, kaip jie naudoja mūsų asmens duomenis. Gaila, nieko negaliu padaryti. Geriausias sprendimas būtų tiesiog ištrinti, bet nepavyksta. Na taip yra, tai turbūt mūsų dabartinė visuomenė vienas iš būdų išlikti ryšį su žmonėmis. Ir darbui, aišku, naudoti, bet dėja taip. Bet tas pats, sakykime, metos asmens duomenų naudojimas, jis yra toli gražu, ne tai, ko mes galėtumėm tikėtis Europai. O dar pabaigai norėčiau sugrįžti prie patentavimo ir su dirbtiniu intelektu sprendimais. Kaip šiuo metu tai keičiasi, negu mes darytumėme tai anksčiau? Kaip tu rodai savo tą visą ownershipą ir Jo, mes trumpai pradėjom kalbėti. Taip, ir kažkaip nepabaigėm, ir nušokam nuo tos temos. Tai žiūrėkit, patentavimas antra tema, pirma apie autorystę. Taip. Visuotinai yra pripažinta, kad dirbtinio intelekto sukurti dalykai nėra kūriniai. Jie nėra kūriniai dėl vienos paprastos priežasties, kad jie yra sukurti ne žmogaus. Iš senovės 19 amžiaus pabaigoje yra tokia labai garsi Berno konvencija apie autorių teises ir nuo jos vaikomasi principo ištikimai, kad autorium gali būti tik žmogus. Netgi kai kažkuriame ten zoologijos sode beždžionę prifotografavo labai faino selfių, zoologijos sodas negalėjo kitiems uždrausti naudoti tų nuotraukų, nes tai nebuvo kūrinys. Nebuvo kūrinys todėl, kad tai padaryta ne žmogaus. Nors faktiškai ar jūs, ar beždžionė, atsiprašau už palyginimą, sugretinimą, pasimtumėt fotoaparatą, čik, padarytumėt iš esmės tą patį, ar ne? Tai va, tai grįžtant prie dirbtinio intelekto, šiuo metu nežinau šalies, kurioje būtų laikomasi kitos koncepcijos. Tai reiškia, kad tai, ką parašė, sukūrė, nupaišė dirbtinis intelektas, net negalime naudoti žodžio sukūrė, sugeneravo, ar ne? Nes sukūrė, mes iš karto sakom, kad tai yra kūrinys, ne? Tai nėra saugoma intelektinės nuosavybės teisių. Jeigu jūs, kaip, sakykime, valdytojas to įrankio, ten kažką pakeitėte, pridėjote, tai jau gali pasidaryti kūrinį. Ir aš manau, kad tai yra labai, labai svarbi bazinė nuostata. Ir tą reikia žinoti ir mūsų
mūsų startuoliams, kad ką jie tada daro su tuo outputu vadinamu, kaip jie jį leidžia naudot, kaip neleidžia naudot, ką padaryti, kad visgi negalėtų to outputo bet kas pasisavinti. Tai čia yra atskira didžiulė tema, bet man džiugu, kad kalbant apie dirbtinį intelektą, tai yra jau vienas klausimas, kuris yra nuspręstas. Antras klausimas, kuris yra nenuspręstas, tai kai vėlgi trumpai užsiminiau, ką galima naudoti dirbtinio intelekto sistemų apmokymui, o ko negalima. Na, pavyzdžiui, turbūt teko girdėti apie tas didelės bylas tarp Amerikos LLM modelių kūrėjų ir laikraščių, naujienų portalų. Taip, šitie klausimai dar nėra iki galo išspręsti ir aš manau, kad mes dar turėsime ginčų. Laikas greitai bėga, tuoj viskas bus išspręsta. Labai pozityviai. Aš manau, kad net nėra taip svarbu, kaip bus. Svarbu, kad mes žinotumėm, kokios yra žaidimo taisyklės, galėtumėm visi pagal tas pačias žaidimo taisyklės žaisti ir tada sąžiningai ir teisingai konkuruoti. Tai, tai yra pagrindinis iššūkis mažam vidutiniam verslui šiandien, kad taisyklės nėra pakankamai aiškios. Taip. Tai, kad jau artėjame prie pabaigos ir ką tik parezumavome, kad taisyklės nėra pakankamai aiškios, kokia būtų jūsų pagrindinė galbūt žinutė verslams, kurie susiduria su tomis nežinomybės laukais, kurie galėtų pradėti eiti? Tai čia tokios iš atskirų gal kampų. Tai pirma žinutė, pabandykite tą atitiktį panaudoti savo naudai, pabandykite parduoti atitiktį kaip papildomą premium produkto savybę, o siekiant atitikti tiems visiems reikalavimams, valgykite dramblį po kąsnelį ir tikrai susiplanuokite, neapsižiokite per daug, pasitarkite su tai jau padariusiais, su patarėjais, ką jūs šiandien tikrai minimaliai turite padaryti ir aš manau, kad viskas yra įveikiama. Ačiū, Andriui, labai. Na kągi, mėly tinklalaidės žiūrovai, klausytojai, kaip Andrius ką tik paminėjo, valgykite dramblį po kąsnelį ir tos reguliacijos nėra tokios baisios, jis apsaugomas ir leidžia mums sąmoningai vystyti technologiją, ją naudotis be manipulacijų. Tai linkiu visiems saugaus, sąmoningo verslo kūrimo, kad reguliacijos negazintų, o kaip tik papildytų ir padėtų auginti sveikus verslus. Tai Andriau, ačiū labai, kad šiandieną pas mus atvykai ir pasidalinai savo žiniomis.